ekipažai pasiruošę, komanda pasiruošus yra ir darysim viską, kad viskas būtų okei. Komanda kol kas laikosi ir panašu, kad jeigu taip iki finišo, tai viskas labai gerai. Tai aišku, po vakar dienos buvo ten tokių niuansų. Vienas mūsų ekipažų patyrė avariją, bet per vakarinį servisą pavyko automobilį atstatyti ir jie išvažiavo, toliau tęsė varžybas. Ir ta prasme tęsė varžybas pilnai normaliai įskaitoje, ne pagal Super Rally, tai tikrai džiugu ir neša ir komandai taškus, ir savo asmeninius taškus, tai džiugu, taip pat džiaugiuosi dėl Sergejaus. Aišku, nenoriu anksčiau sakyti negu finišas, tai kol kas jisai klasėje pirmas yra ir tikiuosi išlaikys tą poziciją iki pat varžybų galo, tai tas irgi tikrai džiugu, žinant tai, kad po beveik metų pertraukos buvo praeitos varžybos, kada jis išvažiavo. Tada dėl techninio gedimo teko pasitraukti, bet šitos varžybos tikrai jam kol kas sėkmingos yra. O Paulius stabiliai važiuoja savo klasėje, savo vietoje ir tikrai nėra ko tenais draskytis per daug, nes žiūrint pagal praeitų metų, tai norėjo kažką geriau įrodyti, tai baigėsi liūdnai, tai geriau jisai stabiliai ir tikrai stabiliai ir turi rezultatą tada. Norim finišo. Pernai metais jau mes čia irgi kažką bandėm padaryti, tai važiuodami vieni klasį, tai kažkaip, nežinau, norisi važiuoti ir finišuoti.